Tik 10 700 eurų už 2019 metų automobilį. Tai yra Peugeot 5008. Turi 1,2 litro benzininį variklį, mechaninę pavarų dėžę, automobilis neeksploatuotas Lietuvoje ir neturės eismo įvykių. Kas man labai patinka apie šį automobilį, jog jis yra puikiai subalansuotas. Erdvus, modernus, o viduje patogu sėdėti tiek keleiviui, tiek vairuotojui. Tai salonas atrodo labai gerai. Turime didelę panoramą, sėdynės taip pat nėra nutrintos, atrodo gražiai. Turime tokią multimediją. LED spidometras, labai daug saugos funkcijų, tai parkingo asistentas, kameros, parktronikai, turime autopilotą. Šis modelis turi 7 vietas, tai labai tiks ilgoms kelionėms su šeimyna. Ir aplamai salonas tikrai yra labai erdvus. Šio automobiliuko rida 255 000 km, bet bendra būklė tikrai gera, automobilis tikrai prižiūrėtas, kaina 10 700 eurų, bet už tą kainą gaunate gerą komfortą, gerus metus ir neblogai atrodantį automobilį. Taip pat galima suteikti lizingo paslaugas, mango draudimo nuo gedimų ir galite įkeisti savo seną automobilį. Tai jei tave domina šis Peugeot 5008, būtinai susisiek.